Gal pats laikas jums parodyti, kas yra tas fešfešas. Fešfešas, tai dabar bent jau pamatysi tokias labai smulkios dulkės, kurios, matot, kaip vanduo praktiškai tykšta. Ne šiaip paprastas žvyras, bet tykšta beveik kaip vanduo. Tokios smulkios ir ypatingai, kur gilumoje dykumos jų pasitaiko kopose daug, tai lenktynininkai tada jau vargsta labai. Tęsiant, taigi dabar atėjau pasivaikščioti per fešfešą. Čia gal nėra visiškai toks, bet kažkas panašaus. Pasižiūrėkit, kaip teka kaip vanduo jisai. Įsivaizduojate lenktynininkam į automobilius, kiek prilenda į kombinzonus, motociklininkam. Viens paskui kitą, kai važiuoja, į akis kliūna pastoviai. O bagiai važiuoja iš vis dauguma be stiklo. Įsivaizduojat, koks smagumas, kai labai jau kukuojam. Praktiškai toksai kaip cinamoną. Paimtumėt ir pripiltumėt jūrą cinamoną.